Kas yra beasmeniai sakiniai? Tradiciškai beasmeniškumo sąvoka yra grindžiama dviem kriterijais. Pirma, veiksnio nebuvimu sakinyje ir antra, tariniu einančių veiksmažodžių asmens kategorija. Taigi, jei sakinyje yra veiksnys ir jei pati sakinio sandara rodo formalų ryšį su asmens kategorija, turime asmeninį sakinį. O jei sakinyje veiksnio nėra ir sakinio sandara nerodo ryšio su asmens kategorija, tada turime beasmenį sakinį. Imkime du pavyzdžius. Jonas išvažiavo atostogų ir man reikia atostogų. Pirmasis bus laikomas asmeniniu sakiniu, nes jame yra veiksnys Jonas, o pats veiksmažodis išvažiuoti yra asmenuojamasis. Tai yra turi pirmojo ir antrojo asmens formas. Antrasis sakinys bus laikomas beasmeniu, nes jame nėra veiksnio, o veiksmažodis reikėti yra neasmenuojamas. Tai yra negali turėti pirmojo ir antrojo asmens formų, o tik trečiojo asmens formas.